Evelina, ką reiškia ta bendra jungtinė nuosavybė? Ką tai reiškia? Bendra jungtinė, tai reiškia, kad dažniausiai tai yra sutuoktinių nuosavybė, nes pas mus Lietuvoje jungtinė. Tai reiškia, kad mums priklauso turtas, preziumuojama, kad lygiom dalim, bet realiai dalys yra nenustatytos ir mes abudu savininkai to turto ir valdom bendrai. Tai čia šeima dažniausiai, vyras ir žmona. O dar yra dalinė pas mus nuosavybė, tai čia gali būti nuosavybė nebūtinai su giminaičiu, nebūtinai su kažkuom, su bet kokiu kitu asmeniu, su kuriuo man turtas priklauso per pusę. Pavyzdžiui, šitas stalas, vienas vienas jums dalis, ne? Tai va čia bendroji dalinė nuosavybė yra. Ir pagrindinis principas apskritai bendrosios nuosavybės yra, kad jis valdomas, naudojamas, jo disponuojama bendrų sutarimų. Reiškia, aš jeigu noriu kažką tvarkyti, noriu kažką daryti, man reikia kito savininko sutikimo. Tai čia ir bendroji jungtinė, ir bendrai daliniai tos pačios taisyklės taikomos. Tik jungtiniai gal truputėlį paprašiau, nes kaip ir aišku, jeigu mes šeimoje, kad mes viską kartu sprendžiam, bet kai atsiranda dalinė nuosavybė, ne, kai mes ne šeima, ir gali aišku tiesa ir pas sutuoktinius būti dalinė, jeigu jie, pavyzdžiui, sutartį vedyboje yra pasidarę arba ten įgijo iki santuokos turtą, irgi gali būti, kad jie dalinę nuosavybę turi, žino konkrečiai, kokios dalys jiems priklauso. Tai, bet jeigu, tarkim, pavyzdžiui, aš paveldėjau, sakykim, su savo ten seserim, su kuria nesutariu visiškai, ne, ten tėvų namą ar tėvų butą, tai mes ten bendrasavininkės. Ir aišku, pas mus atsiras ginčai, ne, ką mums ten būtų daryti, aš ten noriu remontuoti, o aš noriu parduoti, ne, ir kaip mums tvarkytis. Tai čia reikia ieškoti kažkokio konsensuso, parduoti, aišku, aš galiu be kito bendrasavininko sutikimo, bet pirmiausia, aš jam turiu pasiūlyti. Kad aš parduodu savo dalį ir jeigu tu nenupirksi už mano kainą, tai aš už tokią pačią kainą, ne mažesnę parduosiu kažkokiam trečiam asmeniui. Tai tai yra tam tikrų apribojimų ir čia yra labai daug ginčių. Čia yra ginčių dėl naudojimo, kurią dalim aš, nes kai būna, aiškim, viena antroji, ne, o kur ta viena antroji? Ar va šita viena antroji, ar va taip viena antroji, ne, neaišku, o gal va čia ir čia, suprant. Tai čia atsiranda ginčiai ir tada tie ginčiai yra vadinami dėl naudojimo tvarkos nustatymo, neypatingai ten žemės sklypų, pastatų, ten gali būti net ir buto naudojimo tvarkos nustatymais. Tai tokie ginčiai jie labai dažni dabar yra. Ir visada turbūt buvo dažni. Ten, kur nuosavybė, ten ir ginčiai šiaip paprastai. Bet realiai, jeigu bendras savininkai, tarkim, sklypo, ne, 3 ten paveldėjo vaikai, 3, 2 nori parduoti, o 1 ne. Tai realiai... Tai tas 1 ir neparduos, o tie 2 gali parduoti nebent savo dalis kažkam tais. Bet jeigu nenustatyta, tai reikia tada nustatyti ir tada galima parduoti. Jeigu aš esu dalinę nuosavybę turiu, tarkim, jeigu aš paveldėjau, 3 paveldėjo, tai aš dalis savo žinau. Aš vis tiek žinau, kad aš 1/3 paveldėjau, mano 1/3. Tik nenurodyta kur, ar va čia prie miško, ar va čia... Bet pardavimui tai netrukdo. Jeigu atsiras kažkoks, pavyzdžiui, žmogus, kuris sakys, tai gerai, aš pats nusistatysiu tą naudojimo tvarką. Tai jisai gali nusipirktas dalis, tiesiog dalis, be tvarkos ir po to su tuo likusiu vienu ten tuo broliu seserim nusistatyti tvarką arba ten atsidalinti netgi, jeigu žemės. Bet jeigu 3, 2 parduoda, 1 ne, tai jis atsisako. Tai jisai, jo dalis jam lieka. Bet visi norim parduoti ir, o pirkėjai nori visą būtą pirkti. Tai galima tada tą 3 paduoti į teismą? Ne, į teismą aš jį galiu paduoti, galiu prašyti tokį reikalavimą, kad, sakykime, jam aš išmokėsiu kompensaciją už tą jo dalį, o man atitektų jo dalis, bet šitas atidalinimo būdas yra paskutinis variantas iš visų galimų, retai kada taikomas išskirtiniam sąlygom, jeigu ten ta dalis labai maža, gal dar kažkokių išskirtinių sąlygų yra, nes paprastai yra laikoma taip, kad nuosavybė yra konstitucinė teisė, tu iš jos manęs atimti negali, net ir, sakykime, ir teismo metu, tik tais išskirtiniais atvejais. Tai dėl to sakyti, kad tuoj aš tave paduosiu į teismą ir aš iš tavęs prisiteisiu tą dalį, o tau tik išmokėsiu kompensaciją, aš sakyčiau rizikingas toks teiginys. Gali tai būti, bet ne faktas, nes, kaip ir minėjau, atimti nuosavybę žmogaus yra sudėtinga, net ir tokiose bylose. Tai reikia tą žinoti. Žinot, netgi turėjau tokį atveju, man, pavyzdžiui, tai nėra priimtina asmeniškai, nes pagal mane tai, kaip ir sakėte apie tą konstituciją, kad mes kiekvienas turim teisę į tą nuosavybę, jeigu jau mes turim tą nuosavybę. Ir turėjau tokių klientų, kur kreipiasi ir sako, Andželika, kaip galima išvaryti bendrasavininkus? Aš sakau, ta prasme išvaryti, sakau, jie triukšmauja,
Ne, sako, netriukšmauju, sakau, tai kodėl? Nu, nes aš noriu tiesiog visą turtą savo. Aš sakau, tai yra neįmanoma, čia gali tiesiog tartis, gal pirkti iš to Taip. žmogaus už tam tikrą kainą, visą kitą. Sako, ne, aš noriu viską gauti, nes aš nesutinku, pavyzdžiui, su to paveldėjimu, kad taip gausi ir visą kitą. Bet tai yra tavo problema. O vieni, pavyzdžiui, bet irgi užkulisėse, kaip tik sakiau, nebandė, o įsileido į būtą, nu, nevadinsiu tos tautybės, nu, bet žodžiu, užsieniečius, labai triukšmingus, labai tokius, nu, nemalonius, tiesą pasakius. Ir įsileido ir bandė išvaryti tą močiutę, kad parduoti, ta prasme, kad nusipirkti labai pigiai tą dalį ir visą kitą iš tos močiutės. Ir čia yra labai baisu, įsivaizduokit, pagyvenęs žmogus, jinai ir taip nežino, ką daryti, jai stresas, jai spaudimas, nu, visą kitą, tai čia yra tragedija. Nu, tai vat, Jo, bet čia reikia suprasti vieną dalyką, kad jeigu, pavyzdžiui, pas mus nėra nustatytos būto tos naudojimo tvarka, tai išnuomoti tą būtą aš galiu tik tai su kito savininko sutikimu. Aš negaliu kažko įleisti, tiesiog gyventi, net ir panauda. Realiai, jeigu aš, nu, tarkim, man nemoka tie žmonės, tai yra panauda. Panauda reiškia, turi būti bendrus sutarimus su bendra savininku. Nebent aš nusistatau, kad vat, čia mano dalis, čia tavo dalis, nu, tarsi čia aš gyvensiu, čia naudosiu, čia tu naudosies, tai tada jo, tada aš jau tą nuomą galiu sutarinėti be kitos pusės sutikimo, bet jo, aš žinau, kad taip daroma ir čia yra sena labai praktika, kai leidžia ten ar bomžus, atsiprašau, įsireiškimą, ar ten kažkokius tokius naglesnius vyriokus, o ne, kur jie tenais nežinia, ką daro ir tada jo. Tai bet čia būna labai baisu ir pagal mane tai yra labai nežmogiška. Labai. Nu taip, bet tai žinokit, aš jums pasakysiu, kai tik atsiranda klausimai dėl turto, tai žmogiškumas iškart išnyksta, draugystės, giminystės ryšiai, brolystės, seserystės, viskas išnyksta, ta prasme, kad ir kokie ten geriausi jūsų santykiai buvo, jeigu tik atsiras turto klausimas, jūs tai pasitarysit prieš. Aš nežinau, kas ten žmonėms susisuka galvoje. Visiškai. Vat kur yra pinigai, kur yra nekilnojamas turtas, taip, tas yra dalykas. Ir iš karto atrodo, kad, nu, čia ne tas žmogus, kurį aš pažinojau, čia visai kitas žmogus. Tai vat, išlikim žmogiški. Aš manau, čia yra svarbiausias dalykas ir jeigu turit panašių situacijų ar norit pasidalinti, galite drąsiai rašyti komentaruose, mes tikrai atsakysime, taip pat galite kreiptis į Eveliną, galite kreiptis į mus ir tiek turbūt, turtas 365.